Sveiki visi, taigi šiandieną padarysim dar vieną surinkto modelio apžvalgą. Tai yra Taimijos Porsche modelio 1:12 mastelio, labai seno šiaip liejimo modelis, bet jisai, mano galva, po šiai dienai yra labai vertas visko, kas jame yra. Taigi prieš mane mano rinktas Porsche, čia yra konkrečiai Porsche 934 Jägermeisteris. Dabar, kodėl aš sakau, tai yra senas modelis. Tikėkit jūs to ar ne, šis modelis buvo padarytas 1976 metais. Tai šitas modelis yra senesnis už mane. Ir jo naujo leidimo nebuvo. Yra tik tais dadėtų detalių ir viskas. Ir tai yra tas pats leidimas, kuris buvo paleistas 76 metais. Taigi, kodėl man dabar patinka šitas modelis? Na, vis pirma, aišku, kad čia yra turbūt vienas gražiausių bendrai Porsche sukurtų modelių. Būtent tas vadinamas white bodies, jo man jisai labai patinka, jisai iš savęs gražus, bet grįžtant prie modelių, tai man jis patinka dėl to, kad šis modelis turi viską. Turi jisai visą bako skyrių, turi jisai visą variklio skyrių, turi jisai ir saloną. Nežinau, kiek jisai matosi. Turi jisai be abejo ir važiuoklę, ir visą matomą variklį. Dabar kas mane stebina, ir aš tuo labai čia buvau maloniai, sakykime, nustebintas. Reikia prisiminti, kad tai yra 76 metų kūrinys. Pas jį yra veikianti važiuoklė. Ką reiškia veikianti važiuoklė? Tai ne tik, kad ratai sukinėjasi kartu su vairu, bet ir veikia amortizacija. Ta prasme, čia, sakau, čia yra 76 metų mašina. Nesu tikras, bet manau, tas pats kėbulas buvo kurtas ir RC mašinėlėm. Čia yra gal tos RC mašinėlės ir dirbinys, pavadinkim taip. Tai yra čia šiokių tokių dalykų, kurie, na, kaip modeliui gal yra žiauroki. Tai pavyzdžiui, stiklų tvirtimo vietos, jos yra nelabai tokios gražios, pavadinkim taip. Bet principe yra viskas, kas reikalinga mašinai. Turint galvoje, kad tai yra tokios modelis, pas jį taip pat labai daug ko ir trūksta. Dabar tai, ką mes matome čia, ant tai šio modelio konkrečiai mano, tai ant arkų esančios kniedės. Kniedžių šičia originaliai nėra. Aš tas kniedės atspausdinau ir aš jas sudėjau pats, nes vis tik mastelis yra didelis, jeigu mato pagal mano rankas, tai čia yra didelė mašina, vėlgi tai yra 1:12 mastelio, tačiau čia kniedžių nebuvo išlieta. Na, nelabai stebina, žinant modelio amžių. Toliau, kas dar įdomu, tai šitos dalis, bamperio dalis, gumos šitos šoninės, šitos gumos, tas spoileris, čia iš tikrųjų yra guma. Čia yra tikra guma, jinai minkšta ir padaryta užspaudinti. Tai labai nustebino, sakykime, mane toks vat sprendimas, kad tai yra uždėti tikrą gumą. Kaip modeliu jis nieko labai daug neduoda, nes renkant jisai šioks toks erzintis. Pavyzdžiui, čia pas mane
Va, jisai kažkur nori atsikabinti, vis laikį reikia spausti atgal tą gumelę. Norėtųsi klijuot, bet klijuot jie baisu ir nelabai žinau su kuo. Tai aš jam atleidau šios reikalus. Toliau, kas smagu, tai ratai yra iš kelių dalių. Jėga, tačiau centre matosi prisukami varžtai. Juos reikėtų gal slėpti kažkaip, ar kažkokį tai uždėti. Viduj nelabai ko tenais iš tikrųjų daug ko yra. Ten aš daugiau esu padaręs, kad kažko būtų, tai čia nesimato, bet aš gal dėsiu nuotraukų daugiau. Reikėjo prasivesti pačiam laidus. Kaip ir visas šlangas reikėjo prasivesti po kapotu. To neužteko, kad reikia prasivesti visus laidus. Tai kūro bakas šitų kniedžių originaliai irgi neturi. Tai yra labai paprastas modelis. Užsegimų metaliukų šitų visų nėra originaliai. Šlangų pajungimų originaliai irgi nėra. Jų yra, bet nėra tiek daug, kiek čia yra sudėta, nes aš norėjau, kad būtų čia kiek įmanoma daugiau visko. Tai labai daug teko dadėti. Toliau minusas, kad kiaurai matosi amortizatoriaus prikabinimas su varžtu, realiu varžtu. Jį reikėtų kažkaip gal maskuoti, bet aš čia per daug nereiklavau už tų modelių. Taigi suvesti visi laidai, kurie buvo imti papildomai. Bet vėl, turint galvoj, kad atsidaro pasikapotas, atsidaro abi durys ir viskas iš tikrųjų sueina. Čia turbūt Taimijos auksinis modelis tuo laiku buvo. Aš neįsivaizduoju, kiek jis turėjo kainuoti tuo metu, kai jisai išėjo, nes toks sugalvojimas tokio meto tai turėjo būti tiesiog kažkas tokio. Čia turėjo būti kažkokia tais bomba tuometinė. Tai va. Ir pas jį, kaip minėjau, yra viskas principė norint surinkti tą modelį. Taip, jam reikia dadėti visko čia. Pas mane variklėje sudėti varžtai visi irgi. Jų nebuvo. Aš juos dadėjau, čia dadėta viskas irgi yra. Sujungimai dadėti. Tai čia dabar šiais laikais tą pastryti nėra sudėtinga. Šlangučių pirkti pilna. Galiuko atsispausinti pilna. Jau kam reikia parašykit, aš galiu padėti atspausinti. Varžtus tos visus kniedės tenais ir pajungimus taip toliau. Ką aš keičiau, aš nedėjau originalių grotų, aš dėjau jas tankesnės, nes originalios labai jau ten toks norėtis, ten pagal mastelį aš turėčiau koją prakiš pro tas skylės. Bet vėl, modelis labai senas ir pas jį nieks nepakeista. Ir jisai visas susirenka gražiai. Čia aš pakliuot nereikėjo nieko, jisai tiesiog susidėjo. Viskas užsidaro, užsifiksuoja, padarytos gumelės, bet čia gumelės padarytos, jisai durys, kai užsidaro, jos užsisega, jos neiškrenta, jos nesivarsto tiesiog kaip kanvyrio, jos laikosi, važiuoklė vaikšto viso modelio, nuo vairo sukinėjasi ir ratai. Superinis variantas. Tai jeigu kas nors svarsto ar svarstė pasiimti šitą didelį Jägermeisterio Taimijos Porsche ir jūs suprantat, kad tai yra 76 metų gimimo daiktas, imkit. Jis labai vertas savo pinigų. Buvo vienas malonesnių rinkimų. Nes tai, ką jisai duoda, už tos pinigus, tai aš nežinau. Sakykime, kitą seriją padarysiu su savo rinktų Fordu iš Meng, kurio kaina yra iš esmės 2 arba 3 šie modeliai priklausomai iš kur gausit. Ir ten istorija bus šiek tiek kitokia. Tai va tiek, kam patinka mašinos, patinka didelės mašinos. Man asmeniškai patinka tik didelės mašinos, nes jos rinkti man įdomiau.
Tai labai vertas dėmesio aparatas. Jeigu galit, nudžiuginkit save su šituo daiktu. Aš labai rekomenduoju. Tai va tiek trumpai apie mano gan senai rinktą Porsche 934. Tai tiek ir iki.